Gyvos pasakos. Sveiki, sveiki, vaikučiai ir jų tėveliai. Su jumis Gyvos pasakos ir mama Pelė. Šį kartą paskaitysiu pasakaitę apie stebuklingą stalelį, kuris moka dar ir pats pasidengti ir visais gražiausiais valgiais užklojamas. Kągi, vienas vargingas sodėtis turėjo net 3 sūnus. Iškeliavo jie į platų į pasaulį, amatų ir įvairiausių gerų darbų mokytis. Pirmąjį brolį išmintingą senutę mokė skaityti ir rašyti. Mokinys jis buvo labai geras, todėl užvalęs pastangas gavo dovaną. Stebuklingą asilą, kuris pasakius burtažodį išspjaudavo auksinių monetų. Kitas brolis mokėsi siuvėjo amato pas meistrą. Jis taip pat buvo labai darbštus ir sąžiningas, todėl kai baigė mokslus, jam buvo įteikta meistro kitokia dovana. Gavo stebuklingą stalelį, kuriam pasakius burtažodį, tas kaip mat pasidengdavo įmantriausiais valgiais pačiuose gražiausiuose ir brangiausiuose induose. Kągi, broliai išmokę amatų nusprendė grįžti savo gimtąjį kaimą, į savo gimtinę ir be jokios abejonės ten džiuginti žmonės ir savo šeimą. Bet pakeliui namo jie nusprendė užsukti į smuklę ir atšvęsti. Ten juos pasitiko gudrus ir suktas smuklininkas. Aišku, pakvietė pailsėti, skaniai pavalgyti, išgerti, nes broliai buvo labai pavargę. Šeimininkas išsijuosęs gyrė savo valgius, savo patarnautojus, minkštas pagalves ir lovą savo smuklėje. Bet broliai nutarė patys vakarienę pasigaminti. Taigi prieš pat smuklę pasistatė stalelį, pasistatė asilą ir pradėjo puotauti. Ištarė burtažodį, stalelis čia pat pasidengė įmantriausiais valgiais, gražiausiuose induose, o asilas išgirdęs burtažodį pradėjo spjaudytis aukso monetomis. Ir ką jūs galvojate? Smuklininkas, pamatęs, kokie stebuklai jo kieme vyksta, labai supavydėjo. Kai broliai smagiai nusiteikė gėrė ir valgė, jis nusprendė juos apvogti, prikulti ir taip ir padarė. Sumušė, įmetė į rūsį, o savo pasiėmė stebuklingą stalelį ir be jokios abejonės stebuklingą asilą. Rūsyje pririšo ir asilą ir nubogino stalelį, brolius atskirai įkalino. Ir kadangi broliams puotaujant ir visai neatsargiai elgiantis nugirdo kokius slaptažodžius, kokius burtažodžius reikia sakyti ir asilui, ir staleliui, tai nusprendė daryti viską, kad jis pasinaudoti. Sakė vieną po kito tos burtažodžius, stalelis jis pasidengdavo stebuklingais, nuostabiais įmantriais indais ir skaniausiais patiekalais pasaulyje, asilas įspjaudėsi aukso monetomis. Galvojo, o tai gerai užgyvenau, ką, nereikia nei dirbti, nieko daryti, ir galiu ir aukso turėti, ir skaniausių valgių. Per tą laiką tų 2 vyresniųjų brolių jaunėlis, brolelis, irgi mokėsi. Laiko veltui nešvaistė. Ir kągi jisai mokėsi? Mokėsi staliumi būti. Kaip kėdes, kaip stalus daryti, kaip spintas ir spinteles drožinėti. Taipogi buvo labai darbštus ir gavo atsisveikindamas su meistru baigęs mokslus stebuklingą lazdą. Ištarus burtažodį stebuklingai lazda, kaip mat imdavo kulti blogus ir nedorus žmonės. Apsidžiaugęs nepaprastą dovaną, jaunikaitis persimetė per petį lazdą ir linksmai dainuodamas iškeliavo namo. Nesitvėrė džiaugsmu, jo grįžta į gimtąjį kaimą. Tikėjosi greitai susitiks su broliais, ramiai gerai gyvens, juk sėkmingai baigė mokslus ir dar tokią gerą dovaną gavo. Keliaudamas jis priėjo tą pačią smuklę kaip ir jo broliai. Žvilgtelėjo pro langelį ir pamatė, kad smuklininkas nedirba, šalia asilas, kuris aukso monetas spjaudo, ir stalelis, kuris įmantriausiais valgiais ir gėrimais nukrautas. Kas be ko, gudrus jaunuolis buvo. Suprato, kad kažkas čia ne taip, kad greičiausiai bus jo broliai apvogti. Taigi nutarė juos išvaduoti. Atsimti stebuklingą stalelį, stebuklingą asilą, kartu nubausti nedorą ir gobšų smuklininką. Įžengęs į smuklę ištarė burtažodį ir paleido į darbą stebuklingąją
lazdą, kuri visų smarkumų ėmė tvatyti nesąžiningai smuklininką. Tas primuštas iš baimės ėmė maldauti jo pasigailėti. Aišku, jaunuolis buvo geras, paleido smuklininką, išvadavo savo brolius, grąžino jiems asilą stebuklingą stalelį, apsidžiaugė visi 3 broliai ir nusprendė savo lobiais su žmonėmis pasidalyti. Sukvietė visus apylinkės varguolius, surengė didžiausią puotą ir dar asilo išspjautų aukso apdalino. Stebuklingas asilas be perstojo spjaudė monetas, stalelis nuolat pasidengdavo stebuklingais valgiais, gėrimais, niekam nieko netrūko. Visi žavėjosi brolių kilnumu ir dosnumu. Paskui broliai leidosi į tolesnę kelionę ir grįžo po ilgos kelionės namo į savo gimtąjį kaimą, į gimtąjį sodžių, pas tėvus. Ten buvo sutikti be galo džiaugsmingai, laimingai. Na ir ką padarė broliai, jie iškėlė dar didesnę puotą, sukvietė visus kaimynus, brolius, seseris, visus draugus. Ir visi buvo pamaitinti, nes ant stalelio nei gėrimo, nei maisto netrūko. Na, taip pat visi, kas vargingesni buvo, aukso monetų gavo, kurias pjaudė asilas. Pasibaigus puotai, sodiečiai prie 3 brolių namų ilgai plojo ir ilgai šūkavo valio, valio. Niekam tame kaime ir apylinkėse nebestigo nei maisto, nei gėrimų, nei be jokios abejonės aukso. Dėkoju 3 broliams visi kaimynai ir draugai už jų uolų darbą, uolės pastangas ir kad jie ne tik patys išsimokslino, bet ir kitiems žmonėms padėjo. Štai tiek pasakos šį kartą. Visus, kurie stebi mūsų Gyvas pasakas, noriu pakviesti prenumeruoti Gyvos pasakos kanalą YouTube platformą, sekti mūsų profilių socialiniuose tinkluose, komentuoti, siūlyti galbūt savo pasakas ir tuos įvaizdžius, kuriuos norėtumėte pamatyti. Ačiū ir iki kitų pasakų. Gyvos pasakas.